Nu, labas rytas. Tai ir skaitai Valentinkę? Labai džiaugiuosi. Nes rytas fainas buvo jau. Nuvažiavom gerai tas pinigus, vargiam vyno, galvojom. Fugo įsivedė. Marėm į žymą. Aš pasakoju. Aš žinau, bet tu ne toj pozicijai sėdis. Iš tualeto man pasakoja, ta prasme, iš tualeto. Nu tai labai gerai. Eit pasigaminti pusrytėlius. Čia dar žiūrėk, kad pas mus yra mygtukas nesutvarkytas ir aš vis niekaip neiškviečiu meistro, nes čia turėtų būti pagal sensorinis toks, pagal tą čia, kad pirlėti ir sudegė. Tai dėdė mano sukonstravo laikiną va tokį va mygtuką, kur paspaudė, įsijungia. Tai sekmadienis nusimato toksai, dabar papusryčiaujam, tada išvedam Hugutį į lauką, tada sėdu prie kompo, padirbu valandžiukę laiko, tada truputį su darbais suvažinėjau keletą vietų, suvažiuoju rekvizitus, tada varome mes į sporto salę. Sportuojam, vainam būtinai į pirtį ir tada... plano daugiau. Esu tragedija rytais, jeigu būna pasibaigęs pienas arba kava. Tai iš karto pasibaigia kavytę, bet turime tokių sintetinių 3-viename kavų, tai žodžiu, gera alternatyva, bet įsivaizduojat kaip žiauru, be rytinės aparato kavos. Ojojoj. Tai va, o ką, pusryčiam valgo, aš grūdėtą vaiškytę šiandien, nes šiaip nelabai valgyt noriu. Tai nieko negaminom ir nepasitukas irgi nenori, nes vakar buvom pas tėvus, valgėme mes, žinokit, valgėme kugelę, tai suduoda kaip užkimšo, tai labai fainai vakar dar pasibuvom. Kadangi mes vis dar neturime veidrodžio tualeto erdvėje, tai vyras skutėsi tokiom sąlygom. Išsakysiu greitų metų, bet labai brangus zaraza, 500 € vienetas toks mažiukas. Tai nelabai higieniška, bet ką padarysi, dar truputį reikės pasikanginti, nes iš tikrųjų norim ledinio veidroduko, bet jis nėra čia labai didelis, kuriuo užsisakant, ten dabar neatsimenu, kurio norim, tiksliau dar nesusakėm. 1,20 m gal. Šiaip žinokit, kas labai fainai, kad mes čia prieš 4 kažkur metus važinėjame su tėčiu, mama, visais ten, nežinau, giminės žmonėmis ir realiai, žinokit, dėliojame skoliukus, labai prašym pagalbos, nes sakau, mano vienas iš svarbiausių kriterijų būtų, kad namas būtų labai šviesus ir kad tikrai daug būtų saulės šaltinio. Tai žodžiu, tai visi mąstėm, žinokit, sprendėm rebusus, kaip padaryti, kad tikrai būtų daug saulės. Nekinga dabar atsiminti, kad dabar namas stovi, o tada mes vaikščiom su tokiais skoliukais, žiūrėjom, ryte važiavom, tada vakare važiavom, tada per pietus važiavom, skaičiavom ir skaitinėjom viską. Ir žodžiu, bet to turim žiūrį gerą rezultatą. Tai va. Vakar pas mus pakabino lempą, labai gražiai, iš tikrųjų, žinokit, labai tinka prie šito namo stilistikos. Ir dabar aš kaip laukiu to paveikslo, niekaip neapsisprendžiu, neapsvyru. Aš tai žinau tiksliai, kokią noriu, va tokią noriu, o jam toksai gal atrodo šiek tiek per moteriškas. Ir sako, gal ne, o aš labai noriu, kad tas spalva šiek tiek atsispindėtų labiau, nes šitą dabar tas siena tokia tiesiog plika, labai... man nejaukia, labai nejaukia, tai žiauriai noriu paveikslo. Ir tada sako, tai nusipirto drobę, aš tau nupiešiu, nes menininkė. Bet, vat, Ernestukas neapsisprendžia, ko jis pats nori. Bet kaip mūsų šuo gerai gyvena. Ir dar jisai mums privandalina parazitas kažką. Tiek jau duodam skaniukų visko. Siaubas. Siaubas. Tu turi džiaugtis, kad gyveni pas mus, o ne vandalinti. Prašau, skaniukas. Va tokį kažkokį sveikuolišką batonėlis. Paragaujam.
Gerai. Man nepatiko. Spėkit, kuris įkeliaus. Ernestui. Nežinau, koks turėtų būti skanus batonėlis, kuris yra sveikuoliškas, nei tie proteini. Jie kažkokį keistą skonį labai turi tokį. Daugiau nepirksim, pamoką gavom. No life it is. No life it is. Kaip jūs gyvuojate, Lolo draugai? Vis dar bandom užkariauti Lolo pasaulį. Lolo pasaulį. Na tai va, ką galiu pasakyti. Gal prisijungsi kada? Ne, čia aš tai nenoriu. O, Nesibandžius dėl to nenori. Ne, dėkui. Kad aš galiu pasakyti, mes pasimsim kompiuterį, varysim pas mamytę, kuri gyvena už tvoros ir išsispausim sulčių ir nupirksim jai bilietus. Va toks va dabar pusvalandžio planas mūsų yra. Bet šiaip tai žinokit, aš tai kuo negaliu patikėti, kad taip viskas susiklostė. Ir netyčia, žinokit, tas sklypo pirkimas, tai žinokit, tikrai buvo visiškai netyčia. Mamos kažkoks labai senas vaikystės draugas pardavinėjo sklypą šalia ir taip tiesiog natūraliai sustelioja, kad mes esam kaimynės. Dar mama sako, ar jie norės pirkti. O man čia, žinokit, yra turbūt geriausias dalykas, kad mano geriausia draugė gyvena už sklypo. Tai varom kavytės pas mamytę. Einam. Ateik. Nu, labai gerai, mamukai. Labai skanu. Grįžome mes atgal į sporto salę, kurioje buvau vakar. Manau, dar 2 dienas paėsiu ir jau baigsis mano vaidyba. Ne, aš jau iš tikrųjų džiaugiuosi, kad jis tempia mane jisai, bet jeigu ir ne Ernestas, jeigu čiurnyčių, nes nėra motivacijos, aš jau geriau šokus eisiu. Aš dar tik tais 9 minutės einu, beveik 10 ir išvaikščiau tik 69 kalorijas. Nu, tai jūs įsivaizduokit, kiek realiai reikėtų sportuoti, kad išsportuotum tą pizzą visą. Kirvis ir Malka, McDonald's ir Burger Kingas. Būtų 3 nuodėmės, kurias šiandieną padaryčiau. Ar aš jas padarysiu? no, you don't. Mes nežinau. Kaip vyksta kardio procesas. Tai pirmiausia, kai tu treniruojas, tavo kūnas ima energiją išsikaupto angliavandenių. Kai angliavandenių yra sudeginami, tai tada pradeda imti riebalą tam, kad jis kaip energija. Ir tik tada pradeda tavo degti riebalas. Todėl labai svarbu kardio daryti treniruotės gale. Pradžiai galima pasidaryti jėgos pratimus, nes gale treniruotės kardio būna daug efektyvesnis. Va tai va. Supratot? Va tai va. Happy. Paragausiu ir aš. Va tokį induką duoda, kaina yra 3 eurai. Nežinau, daug ar mažai čia. Aišku, geriau pirkti savo turėti, bet aš savo pabaigiau. Pabaigė. Kaip sporto gerimas, tai žiauriai. Aš einu su maudomuku. Ernestas sakė, kad vyrai eina nuogiai pirkti. Bet moteris ne. Jaučiuosi tai kaip nuogiamas. Wow. Crazy. Na, labai užskaitau, žinokit, šitą sporto salę. Reikia kažkaip įdėkti savo įpratį čia sportuoti. Na, kad aš jums galiu pasakyti. Negaliu meluoti, gal filmuoti, nefilmuoti, bet žinokit, tai eisim pizzas. Taip norėjau, žinokit, tos kirvis ir Malka, pagalvojau, kad gal truputį sveikiau bus, jeigu patys pasigaminsi, nes tu žinosi, ką dėsi ten, kokį padažą natūralų pasidaryti iš graikiško jogurto ar panašiai. Oi, palūžau, bet gal nebus taip blogai, nes iš tikrųjų pasižiūrėjau pagal kalorijų skaičių, tai realiai gaunasi ne tiek ir daug, nes čia yra 2 vienetai. Skanaus. Ir tu gausi, ir tu biškai gausi. Atsiprašyk, aš pasakyčiau priversk, bet tu nesugebėsi. Labas rytas, nauja diena. Aš žinokit dabar pradėjau skaityti šitą knygą, ką praleidau, kol miegojai. Tai labai laukiu greičiau perskaityti, nes draugė atvežė Veridę. Bet jau kadangi pradėjau, tai jau reikės užbaigti ir tik tada prieiti prie Veridės. Mano jau firminis lauko vedžiojimo. Taip pat deduoju savo visą laiką nuojas studydę.
Kažką nešok. Žiūrėjau, šitą man žinok, kaip prilipo, jūs net neįsivaizduojate ant kiek. Čia mes prakarėme. Bet mes dvigubai įstam. Toks laikotarpis, mes turim tapti normaliais. Okay. Draugė, ar kaip tu reaguoji visą šitą dalyką? Nes aš tai žinok, esu apšalusi, kad mano vyras... Į Dagestaną išvykom. Į Dagestaną? Kad vėl patvirtume savo Dagestaną. Nu, tokias nesąmonytę šnekam. Va, ką reiškia grynos oras susuko smegenis. Prisistatė vilkas mūsų. Gavau vilką, blėt. Pavargau. Dieve. Čiau. Dabar va. Šiaip labai gražiai ar nesustriukytė nauja. Nu ką, varom pas draugį į svečius. Pavakaruoti šiek tiek. Su arbatėlės, saldainiukais. Žodžiu, paėmiau guminuko. Smagu. Turėjau atvaryti tiesiog. Prašau, su O čia eik, tu ta prasme, čia aukštas lygis, ką aš jau galiu pasakyti. Va tai va, pasitinka su vynu, su maistuku. Ką šiandien turėsim, draugė? Tai tako, kaip visą laiką piko degajo, mangų salsa, avokadų salsa, marinuota agurkėlė, agurkėlė svogūnėlė. Kaip Tuo gerai. jautienos steikas ir kitas jautienos. Einu pasižiūrėsiu. Sveikas, Tomai. Wow, nuklausyk. Dar mes tokį visą laiką darom. O, dieve. Nu, čia labai man pasisekė. Dar yra mano kūma. Kariuška. Žodžiu, pirmą kartą gyvenime mokysiuos žaisti pokerį. Niekada dar nesu žaidusi, žiūrėsim, kaip čia seksis, tikėkime daug. Nebus blogai labai. O tai tu niekada nežaidai? Ne. Dobi, persi. Atiduoti kortas, tai Ką jūs? žiūri, kaip kiti žaidžia, kol ateis vėl eilė. Žodžiu, tai žinokit, grįžau iš namų, čia belekai fainai pabuvom ir praleidom laiką su draugais. Pirmą kartą bandžiau žaisti pokerį. Visai taip, nu tokia įdomi patirtis. Iš tikrųjų, dar kol kas nelabai ką galiu pakomentuoti, nes buvo pats pirmas kartas. Tai va, o Ernestas buvo pokalbis su nuotaka 6 vakaro turėjo, tai vėliau turėjo tokių kitų tam tikrų reikalų svarbių, tai žodžiu, tai nebuvo kartu su mumis. Ir dabar aš esu, žinokit, viena namie, lygiai taip pat, tai ką mes dabar darysim? Mes dabar varysim nusivalyti makiažą, persirengti, šokti į pižamą ir turbūt žiūrėti Mentalistą, ko labai džiaugiuosi. Tai va, tai varom nusiresetinti ir persirengti. Tai labas rytas, pas mus nauja diena, darbai pusė, šiandien laukia 100-adienis, dar labai daug visokiausių darbelių ties įmonė, tai sakiau pasidarys dabar truputėlį tokią mini pertraukėlę, varu įsiplaut galvą, pasiruošti ir pagaminti pietukus. Tai darysim traškį vištieną su kiaušinukais. Susidžiavinau plaukus, dar ne iki galo, bet susidžiavinau, pasidažiau ir ką žinokit, dabar lėkiu aš į 2 online meetus. Pakalbėsiu su nuotakom ir po to sudariu šventės planus. Lėksime mes į 100-dienį, tai žodžiu nusprendžiau pasimti ir jūs. Ką, lėkiam pas sparnus, jau girdėjau, kad atvažiavo. DJ Elba Vido. Va, valgom ir lėkiamės į renginuką. Pasiruošę bernai? Ant levandelių. Dar ne, bet tuoj. Primės, kad tu taip prižiūri, va. Mužyti, bet jau tu gavai valgyt. Iš tikrųjų, pavalgęs grįžau namo. Ok. Abiturientai jau po trupučiuką renkasi. Realiai jau neužilgo bus visi susirinkę. Čia turime mes mūsų tokią labiau chill zoną, kur maistas sudėtas 12-okams, o šita zona yra mūsų stafo kambariukas. Pasižiūrėkit, koks kietas. Vėliavokai dydžio.
Ane? Nežinau kaip jūs, bet mums su Pauliu tai auksas skaito. Čia už renginį? Jo, dabar. Eik, Ne, čia sau. avansas. Ai, avansas. Tai šiaip kažkoks kuklus avansas. Kiek man tu, kai gausi tu luitų? Mano dvi. Ai, tu kukliai, taip, ane? Kukliai tu. Supratau. Gerai, viskas aišku. Labai faina komanda mūsų, nes mes turime Sparkle merginas. Tai turime daug asistentų, didžiųjų. Žodžiu, vakaras tai tikrai nusimato labai geras. Tik tiek, kad koks yra niuansas, kad šita erdvė turi labai tokias tam tikras lubas, kurios yra šiek tiek su nuožulnumu tokiu ir labai labai nepatogu, nes tu daug kur turi taip tiesiog pasilenkydamas. Tai gal šiek tiek bus nepatogu programai. Jo, padariau viską jau. Klasika. Mes gal ir išgirsime, kas yra karalius ir karalienė. Išrinkta jų atstovų, kitą porą išrinktam su pick-up line'ais. Aš dabar, žinokit, pasimečiau ir galvoju, kokią nominaciją mes pamiršome dabar. Tinka į Barbę devindarbę nominaciją, ar kokią? Bukas, žodžiu, žinokit, sveikinu su jumis jau po kažkur gal 4 dienų. Tai praleidau vlogę šiek tiek laiko. Tai ką galiu pasakyti, žinokit, penktadienis, tai buvo užvakar, tai mes varėme su draugais į klubą. Tai prasme, kaip fainai praleidau laiką, aš neatsimenu, kada paskutinį kartą buvau klube ir kada paskutinį kartą taip smagiai praleidau laiką. Buvo pasimta daug kokteilių, buvo gerai pasišokti. O žinau, kad buvo blogiausia dalis to, kad man reikėjo sekančią dieną šeštadienį dirbti visą dieną ir buvo labai sunki diena. Tai aš tikrai labai daug visko. Tai kėliaus 10 ryto. Tai žodžiu, pabėgau 4 valandas. Visą šeštadienio dieną pradirbau, o toliau vakare mes varėm visi pas mano močiutę gimtadienį. Tai močiutė 76 metai. Daug, iš tikrųjų, močiutė sako pati, kad jau atrodo labai daug metų. Šiandien yra sekmadienio rytas, tai dabar toks planas yra. Mes paverstėm plaukus mano, tada varome papusryčiauti su mamyte ir mano krikšto dukryte, nes ateis svečius. Tada varome mes su Laurute į renginuką, ten kažkoks platas, kas bus visai turėtų būti smagu. Tai prabūsim porą valandžiukį ir tada iš karto eisiu skubėti į darbą. Nes tada labai daug darbų laukia, nuo 2:30 kažkur žodžiu turėsiu išliekti. Taip stipriai. Žiūri savo valgo ir tą nori. Gražiai, sėsk. Po gabaliuką dalyvite. Gražiai, Hugai. Sėsk. Gražiai. Žodžiu, mes dabar su Laurute po mūsų pilatėse, sporto, esame brunche, geriame mimozas, abi vairuosim, bet čia gal nieko tokio. Tai va, tai ką turim brunčiuką? Turim fotografę mūsų, kuri užfiksuoja akimirkas. O Jėzu, pažiūrėk, kokią fainučiai. Jo. Nu. Skanu? Labai gerai. Tik žinai, ko norėtųsi kažkokio padažo. Nu, ne padažo to, uogienės kokios. Mes išvarome iš renginuką, va su dovanėlėm. Gavom abidvi. Iš tikrųjų, šitą labai erdvė smagi tokia drobės tas fabrikas. Daug įvairių versliukų yra. Taip, Laurutė, interacting. Kurk man kontento. Taip. Ne tavo tavo sakėjom. Kamilė čia prieš keletą dienų darėsi makiažą ir tiesiog pasidarė pati savo asmeninę fotosesiją čia su savo nauja kamera. Nu, jinai teoriškai nėra nauja, jinai teoriškai sena. Jinai labai sena. Jinai yra žiauriai gerai. Bet nemačiau dar tų nuotraukų. Pamatysi. Nu, manau, kad jo. Turėtų jie pamatyti tada. Jo, nes tiesiog labai graži erdvė visur, va, pasižiūrėk. Tai va, viskas. O dabar mes lekiam Laurutę pas savo dukrytę, pačią gražiausią Lelytę, o aš varau dirbti. Čiau! Mes, žinokit, jau išėjom iš renginukus. Kitoks šiek tiek sekmadienis buvo, tokia smagi atmosfera visai.
Tai vat palaikom žmonės, kurie bando, kurie stengiasi daryti kažką naujo. Tai vat realiai čia buvo, aš kiek suprantu, antras jų organizuojamas renginys, taip pat filmas Kaune. Tai vat fainai galite pasisekti juos, aš kelsiu čia nuotraukytę, kaip kokia platforma jau yra tos agentūros Instagramo ir tiek. O kalbant apie vlogus, tai žinokit, truputėlį pasižiūrėjau savo senesnius video ir galvoju, tai permečiu akim, gal aš per daug šį kartą šitam vlogą šneku. Bet man tiesiog šios savaitės tokia nuotaika, aš noriu kalbėti. Tiesiog, tai išsipasakojau jums. Tai tikiuosi irgi smagiai susižiūrėjau. Tai ką, bučkiai jums, linkėjimai visiems žiūrintiems ir gero sekmadienio.